Sveiki, draugai. Šiandien mes atitvarkysim mano namą ir kas čia per dėžė. Ir nusidekoruosim kalėdoms. Tai gerai. Pirmas dalykas, reikia patraukti visokias dėžės, kurių... Ai, čia mano rūbai visokie. Aš vis dar neturiu spintos, nes man neseniai ją išgriovė, nes ji buvo per daug mažytė ir man turi pagaminti naują spintą. Bet man taip ir nepagamina. Aš įsidėsiu visus savo daiktus, kuriuos aš laikau spintoje, bet tačiau. Išskyrus va, tas va daiktas. Kur man pasidėti kvapą? Sakė, aš pasidėsiu į dėžę. Gerai, tuoj. Man reikia šiek tiek apsirengti. Žodžiu, neapsirengiau, nes man būtų labai nepatogu. Dabar šitą dėžę. Kas čia dabar? Patraukiam ten, kur mano sena spinta. Ačiū. Gerai, tuoj. Nu va, aš nežinau, dėl ko šitas čia va, bet man atrodo, kad jis galėtų tapti kažkokią spintą, bet nežinau, kaip jį paversti spintą. Reikės pagalvoti. Žodžiu, šitą pirmą reikia patraukti. Jeigu nepastebėjote, mano namai pasikeitė. Nes man čia va yra įėjimas, tada čia va pasikabini, tada čia va yra paveikslas su manim, kai aš buvau Graikijai. Palaukit, tai reikia padaryt paveikslą. Ką dabar pasik? Va taip. Tuoj! Čia reikėjo įleisti Godus mamą. Į namus į ką tik grįžę iš sporto. Gerai, žodžiu, einam tvarkytis. Metas palikti vainiką, nes jis labai gražus, man vainikai patinka. Ir turėsiu raštis Velykoms. Savo kalėdinės dekoracijas reikia įdėti į dekoraciją. Žodžiu, šiek tiek aš turiu sutvarkyti dekoracijos stalčių, tuo ateisiu. Gerai, dekoracijos stalčius sutvarkytas. Šiek tiek. Čia visai, ką reikia mesti dekoracijas. Ai, ir Goda turi žiurkieną. Taip. Jas vardas yra čia, jie yra oranžinė ir šalia galva yra juodas, juodi dryžiukai tokie. Jau kažkaip atsitiko, nežinau. Aš atsitrenkiau kažkur. Gerai, reikia dovanėlių dėžutės. Ate. Plius šiais metais, aš praeitais metais jokių dovanų negavau, bet šiais metais aš gavau. Ir gavau šokoladukų labai skanus. Gerai, vis metais nudekoruoti. Reikia nudekoruoti. Dabar, draugai, aš taip apsuksiu vaizdą ir... Gerai, dabar jūs pamatėt mano šeimininkę. Čia va yra sniego senis, kur čia va pagamintas kažkieno, nežinau, mes nusipirkam jį. Kažkur turbūt tikėjai ir reikia įmesti dekoracijos stalčių. Ateik, sniego senį, buvai geras draugas. Reikia nuimti dekoraciją. Ne, tai aš grįžau. Aš dėsiu dekoracijas į naują dėžutę, nes jos negali būti sugadintas tam dekoracijos stalčiuje. Vada, nuimk. Ne, aš noriu. Žvaigždutę reikia dar nuimti, aišku. Gerai, dabar reikia šitą užsidaryti ir gražiai padėti dekoracijos. Tada čia va aš padėsiu eglutę tenais. Šitą eglutę netikra. Ir eglutę šitą pakliūtę reikia padėti. Čia kalėdinės dekoracijos turbūt. Čia pusiau vyninės. Na gerai, dabar. Gerai, dabar metas eiti tvarkytis apačią. Gerai, tai jūs dabar metat šiek tiek
po šiek tiek. Gerai. Po valandos ir aš filmuoju video. Va, dabar nešiau į apačią. O, žiūrėkit. Atsims neparadžiau, kad čia mano nuotrauka, kai aš prie kodus kalėdų eglutės, tu supygiu. Ten esu pykis. Dabar metas. Telefonas stovi neatsirėmęs. Va, dabar reikia. Man iš šiukšlių dėžę reikėtų palikti į čia. Va. Tada... Tada man reikia pasikuisti tarp senų rūbų. Jis ten turi senų rūbų dėžę. Ten tik mano Halloween kostiumas. Ir jeigu jūs nežinot, kas aš buvau per Halloween, aš buvau rožinė pantera. Net turiu nuotrauką, kaip aš Pigiu atradau. Pigis buvo vaiduoklis. Numirė Supermanas. Aš beveik su laiką čia būsiu, tai nekreipkite dėmesį į mane. Gerai, dabar reikia pristabdyti čia. Ir aš, bet to draugai, jeigu nežinojot, aš gavau ikės maišą. Aš gavau ikės maišą. Labai fainas. Netikiu, ar aš jo niekada nevadinčias. Bet norėčiau kažkada išbandyti, nežinau, kada tai bus. Ir man reikia savo batus gražiai pasidėti čia po maišais. Pas mane atvažiuoja draugė, tai aš turiu būti susitvarkęs. Ne mergina, nebijok, draugė. Ir aš jį turiu padėti vietos paltui. Ir plus, pas mane šiandien dar daug labai svarbus šventės atvažiuos, tai reikia, kad būtų labai tvarkingi namai. Gal net reikia jam daugiau vietų. Čia bus. Gerai, dabar. Aš apsuksiu kamerą. Dabar. Mums reikia sugalvoti, kas bus šitoj tuščioj vietoj. Aš norėčiau, kad būtų spinta, bet nežinau, kokia spinta. Einam ieškoti spintos. Spintai dėžės kažkokios. Turim spintai dėžę. Kokią dėžę tau reikia daug maž? Kažkokią. Kad tu tilptum ar mažesnę? Ne, va, pažiūrėk. Kad tilptų į visą šitą vietą. Taip. Nu pasižiūrėk, kiek čia daug dėžių, žiūrėk, va, visokių dėžių. Ne, bet man reikia kartoninių. Čia belenkiek dėžių. Man reikia kartoninių. Kartoninių? Nu, tai einam, tu mano skudutį. Va, žiūrėk, dar čia yra dėžė. Kartoninių. Čia Pigio senas namas. Nu, bet tai ką daryti čia? Ne. Donaldai, negalite jūs tokiam bardake gyventi su Pigiu. Prieš turit gal apsižvalgyti. Liepa jau grįžo. Į ten. Taip. Per ilgai sirgo. Einam surasti dėžę. Tau reikia su skylę? Ar be skylės? Va, tokia vis puikia. Galima išimti šitą plastiką, jeigu reikia. Net bus skylė. Pasiimsim priemonių ir gaminsim man spintą. Ten kačiukas. Žirafos nepėma žais? Daik. Ką? Dabar mes einam statyti man spintą.
Jeigu atsidaryk stalčių. Vis antra dalis ir ten aš parodysiu, kaip man gavosi spinta ir kaip aš ją dariau. Ate.